Sveiki. Labai malonu jūsų tiek matyti, kad tokia įdomi tema pasirodė. Ačiū labai už gerą įvertinimą. Pasistengsime suteikti kuo daugiau vertės. Taigi pradėsiu gal nuo to žodžio dirbtinis intelektas. Aš tikiu, kad nuo ryto iki šios minutės turbūt jau labai daug girdėjote apie šitą žodį. Mes pasistengsime truputėlį šiek tiek šitą žodį pateikti jums kitaip. Taigi mano tos skaidrės pirmosios gal ir prasidės nuo to dirbtinio intelekto, nes paieška, e-prekyba tai yra neatsiejami dalykai su dirbtinio intelekto algoritmais, inovacijos, pasaulinė rinka, ten yra kosmosas, kas ten darosi, bet vis dėlto norim pasakyti, kad tai nėra sidabrinė kulka, yra daug daugiau, kas duoda tam tikrą paskui rezultatą. Tai pradėsim gal nuo klausimų auditorijai. Klausimas gal būtų toksai, kaip manote, kada atsirado internetas? Gal kažkas gali tiesiog pakelt ranką, spėti, gal kažkas žino metus, man apytiksliai metus gal pasakyti, kas nors. Drąsiai, kas nors sakykit. Naudoja gal GPT kas nors. 80-70 sakėt, ar ne? Tai čia yra toksai grafikiukas. Tai buvo daug spėjimų, 80-70, kažkas 90 sakėt. Tai atsakymas yra 69. Labiau intranetas, 69 metai, 2 kompiuteriai susijungė. Tuomet praėjo 15 metų, iki kol susikūrė pirmasis protokolas, kuris sujungė kompiuterius, ar ne? Po 15 metų praėjo dar 10 metų, kada atsirado www, ar ne? Kada mes visi prisijungėm ir pradėjome naudotis, kiekvienas žmogus galėjo pasinaudoti šitą technologiją. Tai kaip matote, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Kodėl aš šitą pavyzdį rodau? Man tai labai primena dabartinę tą AI visą baimę gal iš kiekvieno iš mūsų, kurie dirba šitoje industrijoje, kad mus pakeis rytoj, arba jūs kažką praleisit, arba kažkas bus, ko aš nežinau. Mano nuomonė, kad tai užtrunka tikrai labai ilgai ir tas technologijų įsisavinimas rinkoje užtrunka dešimtmečius ir internetą galima prilyginti su dabartiniais AI-jaus technologijom, kurios atsirado, bet reikia suvokti, kad net internetui užtruko tiek laiko kurtis ir įsikurti. Ir aš manau, kad ne rytoj atsiras čia visas tas pokytis, bet tai bus labai lėtas, ilgas procesas, nes iki šiol dar labai mažai kas veikia. Tai mano tiesiog toksai spėjimas gal yra, kad mes esam kažkur ties 95 metais, kada buvo www su visais generatyviniais modeliais ir su visom tom AI technologijom, kurios dabar yra. Aš nenoriu neigti, kad dirbtinis intelektas kažkur šone, ar ne? Mes visi naudojam įrankius, mes visi jais stebimės, kokie mes efektyvūs pasidarėm, bet tai, kad kiekviena prezentacija arba kiekvienas išstojimas būna, kad tai yra tas aukso gralis, na, mes ne visai su tuo sutinkame. Tai pabandysime parodyti šiek tiek daugiau su kitomis skaidrėmis, o čia dar keletas pavyzdžių, kuriuos tiesiog radau internete, kai kūrėme skaidrės, kad laikas yra labai svarbu. Kartais elektromobiliai buvo kažkuriuo momentu labai populiarūs ir sudarė labai didelę rinkos dalį Amerikoje, bet buvo blogas laikas. Ir užtruko paskui 100 kažkiek ten metų, 150 metų, kol jie vėl grįžo. Kažkas turėjo jau ir išradimą su nešiojimu telefonu prieš daug metų, bet buvo blogas laikas, reikėjo išlaukti ir tada kažkada atsirado kažkoks proveržis ir
ir tada viskas užsisuko daug stipriau. Lygiai tas pats gali būti ir su generatyviniais modeliais. Gal dabar truputėlį yra kažkoksai burbulas ir gal užtruks labai ilgai, o gal trumpai, niekas nežino. Tai čia tiesiog yra toksai gal intro į tą visą dirbtinio intelekto, tą FOMO vadinamą, ar ne? Ir ateinant prie mūsų temos, kodėl ta tradicinė paieška neveikia, tai nenoriu tiesiog dabar paimti ir pasakyti dėl to, kad nėra AI-jaus. Taip, AI-jaus svarbus, bet yra truputėlį giliau viskas. Mūsų manymu yra dvi priežastys. Lūkestis, sukeltas lūkestis ir Google paieška, kurią jūs naudojate daug dešimtmečių ir gavote tam tikrą įprotį. Google paieškoje, su Google paieška dirba tūkstančiai inžinierių, kad jūsų ta patirtis būtų nepriekaištinga. Jūs įeinat, visą laiką viską randat, labai intuityvu ir ten tūkstančiai labai protingų žmonių dirba, kad tai būtų tai, ko jūs tikitės. Tas lūkestis užkyla labai stipriai. Ir kai mes nueiname į ją prekybos kokią nors sistemą, mes lygiai to pačio lūkesčio norime, kurį mums sukėlė tas įrankis, kuriuo mes naudojamės kiekvieną dieną. Tai čia yra gal ta svarbi dalis, kad mums sukūrė tam tikrus įpročius. Na ir tada visi prekybos verslai turi sugalvoti, ką dabar darysim, kaip dabar gyvensim su šitais vartotojų įpročiais, kurie tokie aukšti ties paieška, prekių rikiavimo. Tai čia gal yra tos pagrindinės priežastis, bet problemytė yra ta, kad jinai yra gal ne tai, kiek problemytė, kiek yra labai didelė problema, kad iki šiol visos konsultacinės įmonės vis dar rodo, kokio dydžio tai yra problema, kurios niekas jos neįsprendžia. Aš nesakau, kad mes paėmėm dabar ir tai įsprendėm, bet problema yra tokio dydžio, kad jinai yra pastovi ir ties ją galima dirbti labai ilgai ir vis tiek to sprendimo nėra. Statistika yra negailestinga, aš nerodau skaidrių ten, kur 10, 20%, 30% paėmėm tokias skaidres, kurios yra 70, 80%. Ir na, įsivaizduokit, jūs atsidarote savo e-prekybos sistemą ir ateina 100 žmonių, 80 iš jų, jeigu nusivilėte tuo pirmuoju tašku, signalu ties paiešką, ko jie ieško, jie tiesiog paima ir negailestingai baudžia mus visus. Tai čia yra be galo didelis dalykas, bet kai yra didelė problema, yra ir didelė galimybė. Kokia ta galimybė, gal papasakos Akvilė, nes čia prasideda ta sunkioji dalis, gal pavadinkime, kad mes norim parodyti, kad ne tiek dirbtinio intelekto tai yra įtaka, kiek iš tiesų sunkaus darbo, sunkaus komandinio darbo ir tada automatiškai, koks tas darbas buvo, gal perduosiu tada pultelį Akviliai ir tada perduodu žodį tau. Ačiū, Pauliau. Sveiki visi. Ir pratęsant tai, ką pasakojai, man atrodo, kad dvejojančių paieškos svarba šioje auditorijoje mes šiandien nerasime. Ir aišku, skirtingi verslai, skirtingi poreikiai ir jeigu kažkas prekiauja asortimentu, kuriame yra 10-20 SKU, tai taip, galbūt ta paieška ir nėra tiek aktuali, bet tyrimais buvo vertinta, kad klientui jau tampa sudėtinga apsispręsti, jeigu prekių jį dominančioje kategorijoje yra daugiau negu 30. Jau atsiranda poreikis filtravimui, paieškai ir bendrai asortimento plotis yra ta riba, kai apie 500 SKU, kuomet investuoti į paiešką jau yra verta. Tai kodėlgi ta paieška tokia svarbi? Ir jeigu žiūrint iš kliento, iš vartotojo perspektyvos, Baymart institutas darė tyrimą, konkrečiai jie atliko apklausą, kurioje dalyvavo daugiau negu 1000 respondentų, ten ta apklausa dar skaidyta per amžiaus grupės, todėl mes čia turime intervalą, bet matyti į detalės neinant, uždavus klausimą vartotojams, kaip dažnai jūs naudojate paiešką apsipirkdami online, apie 30% atsakė visada.
Ir apie 50% pasakė, kad naudoja paiešką dažnai. Ką tai reiškia mums, kad paieškos funkcionalumas iš vartotojo perspektyvos yra labai svarbus, dažnai naudojamas ir apie 80% klientų jisai rūpi, yra aktualus. Jeigu pasižiūrėjus iš kitos perspektyvos, iš įmonių pusės, tai tipiškai sesijų, kuriuose dalyvauja paieška, konversijos rodiklis yra 3 kartus didesnis už vidutinę tinklapio konversiją. Ir tai tikrai nėra tik teorija ar skaičius UK rinkos ataskaitose, tai yra išties realybė, su kuria susidurėme ir mes. Tai žinodami šią paieškos svarbą, kokias kryptis pasirinkome. Tai visų pirma, sprendėme vartotojo patirties gerinimą, kitaip dar vadinamą UX-ą. Ir čia ekrane matosi mūsų šiek tiek kairiau senoji tinklapio versija, kuomet paieška indikavo tik tais nedidelę ikonėlę, o dabar tiek mūsų visose mobiliose aplikacijose, tiek visiškai nesenai atnaujintame tinklapyje paieška yra išskleista, plačiai matoma, prieinama bet kuriame prekės atrankos etape. Ir ką keitėme tikrai toli gražu ne tai, kas apvesta mėlyna juostele. Tų sprendimų orientuotų į vartotojo patirties gerinimą iš ties jų buvo gerokai daugiau ir pats prekių atvaizdavimas, filtravimas, pasiūlymų pateikimas, rikiavimo formuliai pokyčiams skiriam nemenką dėmesį ir daugybė kitų smulkmenų, į kurias matyt šiandien labai detaliai nesileisime, nes yra dar viena labai svarbi dedamoji, tai konkrečiai paieškos kokybės gerinimas. Ir čia norėtųsi truputėlį pasidalinti daugiau su visais iššūkiais. Tai šalia to, kad diegiame naują sprendimą, bendradarbiaujame dabar su Lupa Search ir šalia visos technologinės pažangos, AI-aus, visą tai duoda savo rezultatus. Tačiau ką pastebėjome, kad neišvengiama sąlyga yra ir žmogiškas darbas ir tikrai didelis įsitraukimas. Ką ir Paulius minėjo, nėra tos silver bullet, kad pajungiam ir pamiršom. Tai jeigu einant šiek tiek detaliau per tuos linksmuosius pavyzdžius, tai kaipgi nesuklysti, kai žodis vienas, o reikšmių daug. Ir šis pavyzdys, kurį dabar matote ekrane, jisai dar kuo įdomus mūsų atveju, kad tai nėra vien apie tai, kad tas žodis vienas, bet dar ir apie tai, o kas yra klientas. Ir turbūt, kaip žinote, senukai valdo 6 e-parduotuves 3 Baltijos šalyse ir mes turim senukus, kuriuos turbūt visi puikiai pažįsta, Deivajus, universali, uničanelinė parduotuvė. Ir vartotojai įvedę šį žodį, jie būtent ir tikisi tų baltųjų prietaisų, kurie padeda spręsti oro cirkuliacijos klausimus patalpoje ir panašiai. Bet kas nutiko su 1A? Mes matom, kad tas raktažodis rodo išties prastus rezultatus ir paaiškėjo, tai klientas vis dėlto yra apie technologijas. Tenais renkasi tie, kurie atėjo ieškoti kompiuterio, detalių jam, technikos. Ir sutvarkius, šiek tiek pakonfiguravus, mes pamatėm, kad vis dėlto ventiliatorius 1A parduotuvėje yra iš tiesų kompiuterio aušintuvas. Ir visą tai pakoregavusi skaičiai sukrito į visiškai kitą lygį. Matėme visiškai kitus rezultatus. Tų pavyzdžių matyti apie tai, kai žodis vienas, o reikšmių daug, turėtume tikrai ne vieną ir ne du, plus žinant visą statybinį žargoną, tai šties darbas su sinonimais yra būtinybė ir ties tuo reikia skirti laiko. Turime čia dar vieną pavyzdį, jis galbūt atrodytų lyg ir toks pats, ar ne? Vėlgi žodis vienas, reikšmės 2, bet šį kartą noris truputėlį padetalizuoti daugiau apie estų kalbą. Nes Paulius neduos sumeluoti, mes sustartavom su estų saitų, pačiu pirmuoju mūsų bendradarbiavimo kelionėje, mūsų pirmieji AB testai buvo būtent ten ir tikrai klupome tenais daugiausiai, nes žavesys tame, kad ne tik žodis vienas ir reikšmės kelios, bet estų kalboje susidūrėm su tokiais niuansais, kad
vienaskaita ir daugiskaita to paties daikto žodžių šaknis yra skirtingos, kas šiaip paieškos varikliuose jau yra iššūkis. Tai iš ties, jeigu kažkas planuojate plėtrą į Estiją ar paieškos vystymą jau turimame estiškame tinklapyje, tai nusiteikite, nuobodu tikrai nebus. Dar vienas sluoksnis, apie kurį norėtųsi pakalbėti, tai sezoniškumas. Ir čia vėlgi yra tokie niuansai, kur atrodytų prekės, kurios dar visai nesenai savo pardavimais atrodė puikiai paklausios, dominančios klientas, taiga sulik tam tikrą datą, braukėsi brūkšnys ir jos turi ristis žemyn, o į viršų kyla tos, kurios dar pardavimais toli gražu nežiba. Tai čia padangų, kaip pavyzdys, buvo tikrai labai iškalbingas, panaši situacija vyksta su kalėdinio asortimentu, lapkritis, gruodis ir netgi bendriniai raktažodžiai, kai kuriais atvejais prašosi tų kalėdinių prekių, sulig sausiu, nepaisant skaičių ir kaip atrodome pardavimais, visą tai turi susivartyti, pridėjus šiek tiek ranką. Kas liečia judėjimą į priekį su technologijomis, natūralus reiškinys yra vis atsirandantis tam tikri nauji modeliai. Ne? Ir tai, ko tikisi klientas, įvesdamas į paiešką tik tais modelio, raktažodį, modelio pavadinimą. Ir tipiškai, ką pastebėjom, kad nieko nekeičiant, paieška yra labiau linkusi pateikti priedus, matyt, galbūt dėl to, kad tai yra asortimentas platesnis, dėkliukai, stikliukai, jų tikrai yra gerokai daugiau negu pagrindinės prekės. Bet kliento lūkestis yra pagrindinė prekė. Tai šioje vietoje vėlgi kažkiek to rankinio darbo, bet išrodome tai, ko tikisi. Ir iš visų tų pavyzdžių, kuriuos turiu, šis iš tiesų yra paskutinis, bet kaip sakant, last but not least, nes vienas iš svarbesnių elementų, ir man atrodo, Irmantas čia ryte pirmasis pranešėjas irgi kalbėjo pakankamai nemažai apie tai, kad duomenų įdarbinimas į paieškos rezultatus, norint juos gauti kuo kokybiškesnius, yra vienas iš esminių elementų, nes tai padeda atsakyti į labai svarbų klausimą, tai kas yra kliento prioritetas. Ir mes testavimo etape, čia irgi yra gyvas pavyzdys, kai pačioje pradžioje dar tais duomenimis galbūt netaip ir aktyviai dalinomės, ten buvo pakankamai nedaug feedų ir taip toliau, ar ne, atiduodama, tai mes turėjom tą šaldiklio pavyzdį, kur atrodytų, prekės tai teisingos, viskas gerai, bet aukštesnio kainų lygio, galbūt labiau pramoniniam naudojimui skirta. Ir tiesiog pagal raktažodį nepataikoma yra į kliento lūkestį. Ir tik tada, kada buvo pridėta informacija tokia kaip pardavimų duomenys, o tai kas yra populiariausias asortimentas, peržiūrų informacija, likučiai, kurie tarp kitko ne tik atspindi prekės, kaip sakyt, paklausą, bet tuo pačiu tai yra ir didžiulė pagalba tam, kad konversija būtų geresnė, nes vadinasi, mes pasiūlysime tai, ką gebėsime atvežti greičiau ir tai irgi yra kliento prioritetas. Tai duomenų, tų skaitinių duomenų įdarbinimas yra iš tiesų labai svarbus elementas, norint turėti kokybiškus paieškos rezultatus ir pataikyti į kliento prioritetą. Kalbant apie duomenis, paminėjau tą skaitinę dalį, bet visa ko ašis iš tiesų yra duomenys darbas su duomenimis tekstiniais, kas yra prekių pavadinimai, aprašymai, specifikacijos. Ir mes iš tiesų eilę metų jau dirbame ties to, kad prekės būtų kuo išsamiau aprašytos, kad kuo daugiau jų turėtų detalius aprašymus, kokybiškus vertimus, nes tai padeda ne tik klientui geriau suprasti, ką jis įsigyja, bet tuo pačiu tai yra pagrindas teisingam paieškos veikimui. Tai mes taip, sakyt, turbūt daugumą žinom tą tokį grubesnį išsireiškimą, ar ne? Tai čia pour data in, pour insights out, tai ką įdėsim, tą ir gausim. Bendrai apie mūsų bendradarbiavimą, ar viskas buvo vien sklandžiai, tai tikrai ne. Ir ta pradžia tikrai pareikalavo nemažai ir susitikimų, ir šimtai laiškų. Šiaip smalsumo dėliai mes susiskaičiavome, kiek esame siuntę Lupa Search komandai screenshotų su pasakymu, žiūrėkit, čia kažkas neveikia, gal pasižiūrėkim, kažkas ne taip, gal pakoreguokime, paieškokime sprendimų. Tai jų buvo daugiau negu 1400.
Tai manau, kad šis skaičius iš ties labai gerai atspindi, kiek daug turėjome to bendradarbiavimo ir bendrų paieškų, o kaipgi pagerinti mūsų tą rezultatą. Geroji viso to dalis, kad iš ties turėjom labai gerą komandos įsitraukimą ir tą vadinamą suporto reakcijos laikas buvo fantastiškas ir ne tik buvo, ir yra. Tai čia matyti ir yra lokalios komandos žavesys, bet ar viskas gerai, ar turime, o gal vis dėlto turime dar kur tobulėti, tai tikrai taip. Ir šis procesas, jisai toli gražu nėra baigtinis. Ir tai yra nuolatos tęstinis darbas su paieškos rezultatų peržiūra, priežiūra ir nuolatinis iteravimas, neišvengiamas. Tai ar visumoje džiaugiamės tais sprendimais, kuriuos padarėme? Tai tikrai taip. Ir aš manau, kad objektyviausia yra skaičių kalba. Kadangi mes turime 6 e-shopus, tai šiuo atveju kiekviename jų tas rezultatas yra kažkiek skirtingas, todėl mes jį čia rodome intervalu. Bet visumoje sesijų, kuriuose naudojamas vidinė paieška, konversijos rodiklis yra padidėjęs nuo 22 iki 69%. Ir kitas labai svarbus rodiklis, kurį mes taip gal viduje vadiname pasitikėjimo paiešką rodikliu, nes sesijų, kuriuose naudojama paieška, skaičius auga. Tai mes sakom, kad kliento pasitikėjimas paieška didėja ir šiuo momentu jis yra padidėjęs 13%. Tai matyt irgi yra ženklas, kad kažką darome teisingai. Pauliau, tai ką išmokome? Daug dalykų išmokom, reikėjo po vieną skaidrę pasidalinti, ką išmokome, tik tai keli bullet pointai, turbūt patys svarbiausi. Tai pirmasis yra, kad dirbant technologijose kartais susifokusuoji į tam tikrus algoritmus, tos pačius dirbtinio intelekto algoritmus kažkokius, bet fizinis pasaulis padeda. Ir parašiau, kad turime galvoti ne kaip paieškos variklis, o kaip parduotuvės darbuotojas. Visi turbūt esat kavinėje matę geras baristas ir blogas baristas, ar ne, kurie ateina ir sako, turbūt jums double espresso, ar ne? Reiškia, nuspėja jūsų intenciją, ar ne? Jūs jau turbūt pasikartojantis lankytojas esat ir jau žino, ko jūs norite. Tai dar vadinama technologijose personalizacija, bet fizinėme pasaulyje tai yra labai stiprus elementas parduoti prekę. Antrasis momentas yra vis dėl to, kad aš labai daug metų ir teikiau paslaugas ir įvairius skaitmeninius produktus mes gaminame ir dirbame su daug klientų įvairių. Ir šiaip mane labai nustebino šita komanda, su kuria mes susidūrėme, kad tai buvo sudėtingas darbas, bet sakyčiau, kad tikrai bendra komanda, nes vieni kitus palaikėm, net ir tokiais sudėtingais momentais, nes čia buvo skaidrė, kad konversijos pakilo, nežinau, 20-60%, tame skaičius parašyti yra lengva, juos apskaičiavom ne mes, juos apskaičiavo analitikų komanda ir ten yra milijonais ir škverių ir tai yra sudėtingas darbas. Neįmanoma tik vienam žmogui arba iš vienos pusės kažkokiai įmonei to atlikti, tai yra bendras darbas ir tuo labai džiaugiuosi, kad tikrai gavosi labai geras duo. Ir trečiasis punktas yra hipotezė. Aš nežinau, ar tai tiesa, bet pagalvojau, jums duosiu prie kavos tokį pamastymui, pasidiskutavimą viduje. Nežinau kaip jūs, bet aš turiu chronometrą, kai einu į drabužių parduotuvę fizinę arba ten į kokią nors kitą parduotuvę, aš turiu ten 10-15 minučių apsipirkti, paskui man ten prasideda baterijos labai greitas nužemėjimas. Aš nesu tas žmogus, kuris galiu labai ilgai daug praleisti fizinėse parduotuvėse. Ir jeigu aš nerandu kažko, spaudžiu konsultanto, jeigu jo neatsiranda, ten man ta minutė laukimo gali atrodyti labai ilgai. Tai reikalauja labai daug energijos iš manęs, bet nepastebėjote, kad skaitmenoje jūs iš tiesų stebite Google Analytics'os tą average time on site ir agentūros, kurios sako, kyla, čia tie žmonės 5 minutės jau praleidžia, šitie net 10 minučių.
kaip dar labiau pakelti. Ir labai daug metų visi galvoja, kaip pakelti tą average time on site, ar ne, Google Analytics, kad jūsų vartotojai jūsų app sistemose dar daugiau laiko praleistų, nes tai kaip ir pozityvu. Bet aš dabar pradedu galvoti, kad tą laiką reikia mažinti. Nes jeigu jūs nueinate ir blaškotės, nerandat kažko, ten užstringat, tai yra blogai. Tai jeigu kažkas praleido 10 minučių ir dabar tas laikas sumažėjo, iki 5 ar iki 4, tai turbūt yra gerai, jeigu jie apsipirko ir konversijos kyla. Tai čia tiesiog tokia hipotezė, jinai nepatvirtinta, bet tiesiog per visą šitą darbą kilo man šita mintis, kuriai dar reikia susigrumuliuoti turbūt. Tai čia turbūt tie 3 taškai iš manęs. Aš matyt labai irgi nesiplečiant, nes ir matau, kad laikas baigėsi, bet iš viso to, ką pasakojam kiek plačiau, tai turbūt pagrindinės žinutės, kurias reikėtų išsinešti, tai komandinis ir nuolatinis darbas. Nėra jungiklio, kurį įjungus, pamiršom, palikom ir važiuos savaime. Duomenys, tiek skaitiniai, tiek tie tekstiniai enriched data yra visa ko ašis. Ir teisingas UX-as. Tai jei paieška gerai veikia, ją naudos vis daugiau jūsų pirkėjų, jeigu pirkėjai bus laimingi, augs ir pardavimai. Tai tiek šiandien iš mūsų. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai Pauliui ir Akvilei. Ir turim iš tikrųjų kelis klausimus iš publikos. Tai jo, manau, kad spėsim gal ir visus iš tikrųjų aptarti. Tai pirmas klausimas būtų Akvilei. Kokią dalį Kesko senukai apyvartos sudaro elektroninė prekyba? Va, toks tiesus. Kesko senukai digital? Taip. 100%, nes tai yra e-commerce. O bendroji grupėje? Na, matyt, tas proporcijas gal į detalius skaičius lysti neverta, bet tikrai pakankamai reikšminga, kad būtų verta dirbti ties tuo ir turėti kuo daugiau patenkintų klientų. Taip. Teisingai. Ok, kaip pasirinkote, kad konkrečiai dirbsite su Lupa Search? Nes girdėjom apie bendrą jau darbą, kaip jisai vyko, bet kaip buvo pats pasirinkimas padarytas? Ar buvo kažkokių svarstoma kitų, sakykime, variantų? Ar jų apskritai yra? Na, turbūt klasikinis tenderis ir atsirenka tam tikrus kriterijus. tą sąrašą pamažu siaurinom ir po to rinkomės jau pasilikus keletą kandidatų. Tai turbūt nieko labai išskirtinio, kaip ir kiekvienam versle. Okay. Gerai, klausimas tada būtų Pauliui. Tai kelių darbuotojų komanda dirba su paieškos tobulinimu, pačius paieškos tobulinimu, ten sinonimų, prekių iškelimais ir panašiai, bet aš suprantu, kad yra integruotas jau ir dirbtinis intelektas šito vietoj. Čia techninis klausimas, kiek programuotojų dirba? Jo, iš esmės taip. Sakyčiau 3, bet yra pagalba iš išorės kartais, kur reikia tam tikrų konsultacijų ties tam tikrais labai specifiniais dalykais ir tų konsultantų gali būti labai daug, gali būti jų 10. Jeigu tu tik tai kažkokį algoritmą turi kažkokią ten vieną dalį padaryti, pasikonsultuoji, tada darai. Bet pati techninė komanda yra 3 žmonių. Tai nėra didelė komanda, iš tikrųjų, kaip pagalvoju. Mūsų, jo, šiek tiek mažiau negu 10. Tai visa komanda, kuri dirba ties šitą technologiją. Gerai, dar paskutinis gal klausimas tada vėlgi Akviliai. Būtų, ar skaičiavote, per kiek laiko atsipirks visas investicijos į sakykime, šitą bendrą projektą, paieškos optimizavimą, ar jis jau galbūt atsipirko? Tai taip, šiaip vystant produktus bendrai visada skaičiuojam atsipirkimą ir turim tam tikras prielaidas, nuo kurių atsispiriant tikimės vienokio ar kitokio rezultato. Tai pagal tai, kokius matome rezultatus, tai atsipirkimas tikrai bus neprastesnis, negu planavome. Labai politiškas atsakymas. Gerai, ačiū iš tikrųjų, ačiū už klausimus, ačiū Akvilei, ačiū Pauliui. Dėkui. Ačiū.